Sveiki, mėly bičiuliai. Šį kartą sveikinuosi su jumis ne iš savo jaukios, kondensuojamos, vėdinamos studijos Old Town Talks Vilniaus centre, bet šiandien sveikinuosi čia tiesiai iš Biržų motokroso trasos. Ką tik praūžė Betson Lietuvos čempionato antrasis etapas motokroso ir nusprendžiau, kad šiandien reikia ne podcast'o tokį formatą nufilmuoti, bet reikėtų nufilmuoti labiau tokį, vėlgi atsiprašau už angliškus išsireiškimus, už ką dažnai gaunu pylos tiek nuo jūsų žiūrovai, tiek ir nuo žiūrovų trasoje, bet kartais tiesiog nėra tokio gero lietuviško pasakymo, kaip geriausiai pasakyti. Tai žodžiu, norėjau nufilmuoti šiandien tokį labiau post-race interviu arba po varžybinį interviu, tai ką daro dažniausiai MXGP, Amerikos transliuotojai ir po Amerikos ir MXGP varžybų, kuomet greičiausi sportininkai, tie, kurie lipo ant podiumo, pasisako ir atsako į keletą žurnalistų klausimų. Tai šiandien žurnalisto vaidmenyje pabūsiu aš ir pasikviečiau keletą greičiausių sportininkų čia pas save ant komentatoriaus būdelės ir pasišnekėsime šiek tiek, kaip sekės šiandien jiems varžybose, kas padėjo, kas sutrukdė, kokiegi laukimai, kokios prognozės toliau sezone ir labai ilgai nekankinau varžybų dalyvių, nes kaip ir minėjau, filmuoju jau po varžybų, tai visi sportininkai atvažiavę kvalifikaciją, 2 važiavimai, karštas oras, jau mūsų skėčiai yra nukabinti ir saulutė kaitina tiesiai į pakaušį, taip kad 50 minučių iš greičiausių sportininkų. Jeigu apžvelgiant 2 dienų varžybas, tai turbūt reikėtų pasakyti, kad turėjom staigmenų. Labai atsiprašau visų žiūrovų už pirmą dieną, kuomet pačiam turbūt didžiausia staigmena buvo, kad atvažiavo neprašyti, nekviesti Bruno ir Daniels Lielbardis, tai yra visiems gerai pažįstami latvių sportininkai, motociklo su priekabomis pernai metų vicečempionai ir kaip jie ir minėjo, netrukus turės varžybas Vokietijoje ir Vokietijos trasa, jos vadinamasis gruntas ir panašiai yra labai panašus į Biržų trasą ir jie nusprendė atvažiuoti palenktyniauti Biržus, pasidaryti tokią labai gerą treniruotę. Staigmenų nebuvo, iš karto 2 holšotai ir nepaliko niekam vilčių, bet bene įspūdingiausios varžybos buvo šiandien, antrą varžybų dieną, MX1, MX2. Ir labai įspūdingai kovojo mūsų lietuviai su estų bei latvių sportininkais. Domantas Jazdauskas tiesiog įspūdingai traukė startus, nepabūgęs tituluotų sportininkų, pasistumdydamas pečiais. Ir Domanto komentarą irgi galėsite išgirsti šiandien čia. Tai toks šį kartą formatas, labai atsiprašau šiek tiek už savo balsą, nes 2 dienos komentavimo, 2 dienos emocijų, rėkimo. Ir pasižiūrim, ką turėjo papasakot mūsų greičiausi sportininkai ir važiuojam. So, hello Mako one more time. Sorry not letting you home. Go home, I know you came far away from Estonia, but we are very glad, and I'm one more time saying thank you from all my team coming here to the races. So I guess it was your first time here in Biržai, yes? Yes, this was my first time here. Yes. Yeah, super. So have you ever heard about Biržai, like a town, like a culture of the motocross here, or it was like a very big surprise for you to receive call from us, from our team, to inviting you here to the races, so you have heard before about the track? Yeah, not really. I got the invitation, so we had a free weekend as well, and of course we go riding, racing. So I guess it was like a good decision because first place, yeah? Yes. Today, so first place today in MX1, so you hoped for that? And did you receive some kind of unexpected competition? So how was the race for you today?
I think it was a good day. Win the qualifying, so and first race. Second race I had good start, but in the first corner small mistake. But I think was good day overall. Yeah, starts was amazing and fight with the Domantas, so all the crowd was like cheering and going nuts. So yeah, it was very good fight. So what about the track? Because I can tell you a little bit history. This is a new track. It's like 6-7 years built. Yeah, previously it was a track in the completely different side of the town, but we have, you know, those sinkholes here in Biržai. So those are getting into the track, so it was dangerous to race there. So we built this one. So how was the track for you? What's the pluses, minuses? What can you tell a little bit about the track? I think the track was very good. Today is really hot day. And you know, normally it's really dusty and stuff, but today first race also qualifying was perfect. Second race it was a little bit already dry up, but I think it was good, really good. Okay, so you are like a more sand guy, more like a hard pack guy, more like a mud guy, or like doesn't matter for you, still all the tracks, so all the terrains are suits for you. So normally I like completely destroyed tracks, you know. I think I'm good there. Okay, so a lot of holes, a lot of like bumps. So this is a track that suits for you. Okay. So a little bit different here. Big speeds, lots of jumps. So tell me a little bit about yourself. What's your situation in the Estonian Championship, and where you are compared the other guys in Estonia? Where do you stand, and what's the plans for the rest of the season for you? Yeah, I was riding in Germany, Adak. Okay. You know, and yeah, the plan was this year to ride Adak and Estonian Championships. So. The season didn't start so good, but we will try to get better every day, so we will see. Yeah. So I'm seeing on the t-shirt that you're Aqua, Hotel and Spa and Triumph. Do you ride Triumph? I don't think so. Your bike today wasn't Triumph. Yes, actually we started to riding with Triumph, so it didn't go as planned. We had to make some changes there, and maybe so that's why my beginning of the season was not so good. Okay. So you need to adapt a little bit to the new bike, and you decided to jump back to Yamaha, yes? Today was KTM today. Okay, yes. So that's it, Meiko, from you. I don't want to hold you anymore. Have a good trip back to Estonia, and hopefully you will come back again here in Biržai. And once again, very happy to see you, and thank you. Yes, big thank you for the invite and for the perfect tracks. Super. Thank you. Thank you. Labas, Agilija. Sveiki. Vėl galiu grįžti į gimtąją lietuvių kalbą. Džiaugiuosi, prieš tai kalbėjau su Meiko, teko šiek tiek palaužyti liežuvį ir kaip ir girdi, balsas irgi jau šiek tiek yra sulūžęs, tai kad tikiuosi, kad suprasi, ką kalbu. Ir labai smagu, kad pasilikai čia po varžybų, matau, kad jau daugumą išsivažinėjo, tave šiek tiek užlaikiau, tai atsiprašau už tai, bet norėjau tiesiog labai tave pakalbinti ir pasidalinti, tiksliau, kad tu pasidalintum savo mintimis, tai labai, kaip čia pasakyti, permaininga šiandien tau diena Biržuose. Pirmas važiavimas pasinaudojai dovanėlę nuo Paulos. Paula padarė klaidelę. Mes kadangi čia, kai komentuojam, žiūrim į kompiuterį, matom dalykus, bet toli ten iki galo trasos nematom. Gal tu matei prieš save, kas ten buvo per klaidą, gali šiek tiek papasakoti? Iš tikrųjų, kaip pasakyti, tam toks pokytis posūkis ir tu turi, kaip pasakyti, atsargiai eiti ir tada jau kai pagauni tą atramą, tada jau gali, o jinai taip gal iš anksčiau gaziuko padavė ir tiesiog galas nučiuožė ir
taip gavosi, kad prigulė, gerai, kad nestipriai viskas tvarkoja, tai greit pasikėlė ir iškart spaus pradėjo, tai buvo įtemptas važiavimas. Ok, tai žodžiu šiek tiek perspaudė, šiek tiek posūkyje ir nuslydo motociklas, ten jo padovanoja tau dovanėlę, tu finišavai pirma ir jeigu gerai atsimenu ir vėliau pirmo važiavimo metu jau buvo beveik tave prisivijus ir dar toks klausimas, ar brolis ar mama parašo ant lentos, kas vyksta tau už nugaros? Iš tikrųjų, rašyti labai retai kada rašo, tai man dažniausiai ženklais tokiais parodo, kad vejasi. Iš tikrųjų, tai pačiu važiavimu aš kaip ir pati stebiu, tai girdžiu, kad artėja, nes kadangi galingesnis, kaip pasakyti, girdisi tikrai, kad kažkas yra už manęs. Žodžiu, keturtaktis 250 kubinių centimetrų klasės motociklas girdis net per visą šalmą ir per visus reikalus. Girdėjosi, kad supratau, tai išlaikei pirmą važiavimą ir antrajam važiavime mano kolega, kuris komentuoja kartu su manim varžybas, kaip tik nuėjo pakalbinti tavo mamos ir jį užsiminė apie motociklų gedimus. Ir kaip tik tuo metu, man atrodo, ir kažkas nutiko. Pas tave KTM 125, ne? Taip. Dvitaktis. Taip, iš tikrųjų, jisai jau nuo pačio pirmo rato, aš nežinau, išstartavau ir čia pačiam pradžiai gazo daugiau daviau ir jau išgirdau, kad šiek tiek toksai sutraino, kaip mes sakom. Ir jau supratau, tai burbuliuoja, ir jau supratau, kas čia laukia manęs, tai stengiausi, kiek galėjau dar spaus, bet po to jau tiesiog ant bangų mėginau ją šokti ir prieš pat pakilimą jis man užburbuliavo ir vos nebuvo didelės klaidos. Beveik nepadarėjai krešą. Dėl to teko numesti tempą ir geriau saugiau dabaigti varžybas, negu prisidaryti problemų. Supratau. Nu tai turės darbų. O kas dažniausiai technika užsiema, kai grįžtat namo? Brolis, tėtis? Iš tikrųjų, tokius dalykus kaip rankenėlės, žvaigždutės, grandinės, tai ir pati keičiuosi dažniausiai, nes tėtis turi darbų daug dažniausiai. O šiaip, realiai mes su tėčiu tokiais, o jeigu jau rimčiau kažkas atsitinka, bet jau kur labai rimtai, tai tada jau vežam dažniausiai į Šiaulius. Supratau, turit kažkokį tai mechaniką Šiauliuose, kur nuvežat, viską suremontuoja, viską patvarko. Šauniai, tai, bet galutiniam variante vis tiek taškai sukrito neblogai, Sara nepagavo tavęs ir šiandien antroji, taip gavaisi? Taip. Tai visai džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi. Ir aš dabar galvoju apie bendrą įskaitą. Ar Paula buvo pirmam čempionato etape? Nebuvo, nes kiek žinau, jinai ir dar porą praleis už tai, kad jinai Lenkijoje važiuoja čempionatus. Tai kaip ir man šiek tiek padėjo, galiu pasakyti, atvažiuoti. Jo, nes atėmė taškus iš kitų. Tai dabar overall po 2 čempionatų, ar tu jau užsidėsi raudoną numeriuką? Ne, man dar trūksta 6 taškų kažkur. Supratau, iki overall. Taip, tai stengsimės susitvarkyti techniką. Ir sekantis kur Utenoj, man atrodo? Taip, Utenoj. Supratau. Tai kokie dar planai? Lietuvos čempionatas? Taurėje mačiau tave Ogynėse? Ne, Taurėje tavęs nemačiau. Šiemet iš tikrųjų tik tai čempionatą važiuoju. Porą etapų mėginau Europai važiuoti, tiksliau vieną. Bet ten irgi su technika problemos buvo, tai realiai tik tai čempionatą šiemet važiuoju. Supratau, žodžiu, nori, kaip pasakyti, iš šeimos Lietuvos čempiono vardo išbraukti. Čia, taigi galima taip pasakyti. Super, labai gerai. Tai ko turbūt dar norėčiau paklausti, tai aišku, apie tai, ką matom už nugaros. Čia tavo trasa ar ne tavo stiliaus trasa? Čia labai mano trasa, aš dievinu tokias, iš tikrųjų pati Biržų trasa viena mano mėgstamiausių Lietuvoje. Nežinau, kas tai yra, man tiesiog tas ir hardpackas žiauriai patinka, ir aplamai tie šuoliai tokie visai liks. Tik tai vienas step-upas mane labai, nes neišeina niekada jo peršokti. Tu kalbi turbūt ten tolumoje, bet ne, tu ten tolumoje, man atrodo, šiandien šokai. Aš mėginau iššokti, bet žinokit, ten... Bet vis pritrūkdavo. Taip, dėl to man jis taip biški, bet... Supratau, jo, žinok, aš pats kaip čia karts nuo karto paliuliuojantis, tai man irgi tie keletą tokių įdomesnių elementų man visiškai neįkandami yra. Tai ką, labai džiaugiuosi dar kartą už tave. Visai neblogai, manau, kad kitą kartą motocikliukas atlaikys ir ką, ko reikia palinkėti tap Lietuvos čempionė? Na. Kodėl visi taip, kaip čia pasakyti, santūriai? Taip,
palinkėk man tapti Lietuvos čempionę. Aš tau linkiu tapti Lietuvos Dėkui. čempionę, Gilė. Ir dabar jau tikrai nebeužlaikau, nes yra karšta. Gerai. Ir bėk pas šeimyną ir gero kelio namo. Ačiū tau, labai. kad skyrei man laiko. Ačiū. Viso. Iki. Karšta. Karšta čia pas mus ant komentatoriaus būdelės. 2 dienas prakomentavęs. Turėjome šiek tiek nuo saulytės pasislėpimų į Red Bullio skėčius. Deja, dėl tobulo apšvietimo, dėl jūsų žiūrovai skėčius turėjome nuimti ir Nerijau labai ilgai tavęs nekamuosiu, nes šeima laukia, jau minėjai, kad reikia lėkti namo po varžybų. Nerijus Gasickas, kiek kartų tave sutinkame čia Biržuose, visą laiką kartoji, kad šita trasa turi kažką tokio tau, kad čia visą laiką sekas. Ir jeigu pamenu gerai, pernai, man atrodo, netgi ir su Saulium ten jau rimtai kapojatės ir man atrodo, netgi vieną važiavimą, ar aš klystu, kad lenkiai netgi Sauliu, teisingai? Jo, tai trasa, Biržų iš visą tą istoriją tokia, mano, kad Biržų trasa, tai visos Biržų trasos, ir senoji trasa, prie kelio buvusi, ir ta kažkaip istoriškai man jos tinka. Tai va, Sauliu ir lenkiau šiandieną, bet turbūt Sauliaus patirtis ir be perstojo važiavimas tiek metų davė savo, jis sugebėjo atsilenkti. O paskui kažkaip tai turbūt aplinkybės, klaidos aplinkybės, ratiniai sportininkai pamaišė, kad negalėjau palaikyti to tempo ir būt paskui. Bet visumoje tai Biržai taip, man mėgstamas kraštas, ne tik dėl alaus, bet ir dėl trasų gerų. Tai va, tai jo, faina. Supratau. Aš visą laiką, kaip pasakyti, noriu paklausti tokio labai atrodo gal kvailo ir keisto klausimo, bet visgi jo paklausiu. Pavyzdžiui, kai jūs važiuojat lenktynėse, ką jūs galvoji kai? Pavyzdžiui, tu matai, kad prieki važiuoja Saulius Stankus ir tu žinai, kad jis važiuoja kitoj klasiai. Ir tau kaip ir nereikėtų jo vytis ir aplenkti, nes tu savo klasiai kaip ir pirmauji, bet turbūt lenktynininko tas toks, kaip pasakyti, smegenys vis tiek neleidžia atleisti ir vis tiek nori lenkti. Ar teisingai? Tai visą laiką iššūkis, kad tu nori aplenkti geriausią. Tai Saulius vienas iš geriausių sportininkų ir visą laiką yra iššūkis, jeigu tu gali prisiartinti ar gali lenktyniauti su geriausiais, o dar jeigu gali aplenkti, tai visą laiką yra smagu iš tikrųjų, tai tas ir veda. O kaip ir pas kiekvieną vyrą turbūt mes turim tą kraują savo, kad mes norim būti geriausi, norim lenktyniauti, dėl to mes ir čia. Super. Ir ar galiu paklausti, kiek pačiam dabar tiksliai yra metų? Jo, tai paskutiniai metai 40+, kitais metais ateisiu pasaulio klasę ir tikiuosi, kad sveikata leis varžytis ir toliau 50+ klasėje. Tai va, tai šiai dienai 49 metų. Supratau, paskutiniai metai 40+ ir tada aukštyn. Ir nuo kiek metų pats lenktyniauji? Nes prisimeni ir Biržų trasą, tai vadinasi jau tikrai bent 25 kokius, manau, lenktyniauji. Jo, tai labai įdomi ta istorija. Aš pradėjęs nuo 11 metų, taip sutapo, kad Lietuvai tapus nepriklausoma, kažkada važiavau profesionaliai ir teko padaryti pauzę 21 metų. Ir kada jau pastatėm namus, verslus, sukūrėm šeimą, tada atsirado galimybės, nusipirkau ir pabandžiau per 17 metais grįžti. Pabandžiau nuo pradinukų klasės, kadangi nežinau, C klasėje buvo, tai pradėjau kaip laikys stuburas, kadangi svoris 125 kg buvo tą kartą. Tai va, tai pavyko neblogai, po to sekantis etapas laimėjau pradinukų klasę ir reikėjo keltis pas kolegas, pas veteranus. Taip, apsiuostėm pirmus metus, o dabar matau, kad galiu lenktyniauti su greičiausiais. Kartais yra aplenkti, smagu, kad galimybės dar leidžia. Super, labai smagu. Lietuvos taurė, Lietuvos čempionatas, pas braliukus latvius dažnai nuvažiuojat, kur dar nuvažiuojat pasivaržyti? Tiesą pasakius, net nedalyvauju visose čempionatuose ir taurės varžybose. Į latvius kviečia labai senai, bet vis kažkaip tai darbai neleidžia, bet turbūt, kad kažkada reiks prisiruošti ir ten išbandyti savo jėgas, kadangi Lietuvoje mes jau žinom turbūt tos top 5 sportininkus, su kuo galim lenktyniauti ir jie visi daug mažai aiškus, kaip sakėte, norisi latvius patestuoti, vadinkim, ir patiems pasižiūrėti, kaip galima atrodyti Pabaltijai. Super, tai šį sezoną pirmą etapą važiavot? Ne, praleidau. Pakruojį praleido, dabar Biržus važiavot.
kaip sekantis etapai? Tai va, Uteną teks praleisti, nes buvo suvotos atostogos. Išvažiuojam 2 savaitėm truputėlį už Lietuvos, kadangi vasaros nėra, kaip matom, tai reikia aišku truputėlį toliau. O paskui palei galimybės, šiaip nestatom tikslų kažkokių, tai laimėti, atvažiuoti. Tiesiog noris pasigalinėti su Nerijum Sipavičium, su Saulium Stankum, turėti gerą laiką, svarbiausia be traumų ir svarbiausia ne kažkur tai Aldubarė, o sportuoti. Labai gerai. Tai Nerijus Sipavičius, 2 Nerijai, kaip aš visą laiką sakau, tai be ne dabar pagrindinis varžovas, nes po traumos grįžęs, pernai metais prisiminus kurį. Sakykime, Nerijus vis tiek, jisai turbūt labiau dėmesio skiria tam sportui, labiau ruošiasi ir treniruojasi pastoviai. Mano toks epizodinis vaidmuo tame, nesiruošiu specialiai nei žiemos metu, važiuoju po 30 valandų į sezoną viso labo, bet turbūt tas karstas kraujas ar kas čia, ar patirtis buvusi, jinai likusi, kažkokie sugebėjimai išlikę, kas leidžia varžytis su tais sportininkais ir tikrai džiugu, kad galim palenktyniauti. Supratau, tai dabar galvoju, ko reikėtų man palinkėti. Prieš tai palinkėjau visiems siekti čempionų vardų, bet patys, kadangi sakot, kad ne visada aplink motokrosą stato, tai ko palinkėti? Tai turbūt, kad sezono be traumų ir gero laiko su kolegom. Daugiau čia tam sporte turbūt sėkmės turbūt, gal manau, kad tai yra svarbiausi dalykai tam sporte. Ištvermės, sėkmės ir traumų, kad nebūtų. Super, labai džiaugiuosi. Ačiū dar kartą, kad palaukėte, kad teko pasikaitinti dar prieš saulutę ir labai dar kartą lauksim čia Biržuose. Ačiū labai. Domantas Jazdauskas. Labas. Ačiū, kad atvažiavai. Tiksliau, kad pasilikai. Nu ir aišku, atvažiavai, nes praeitą, man atrodo, savaitgalį matėme čia varžybose, kuomet su savo auklėtiniais buvai atvažiavęs į treniruotę, darėte treniruotę su savo vaikais ir aš kažkaip netgi nustebau, sako, tai Domantas, aišku, važiuos, nes aš kažkaip kiek seku pati, tai galvojau, kad šį sezoną šiek tiek fly low ir daugiau dėmesio tavo auklėtiniam, bet visgi čempionatui ruošiesi, taip? Na, toks pasiruošimas, nežinau, ganėtinai mažai ruošiuosi, didesnis dėmesys auklėtiniams, tai auklėtiniai tai tikrai daugiau važiuoja negu aš. Nes kai tada buvom atvažiavę, buvo karšta diena, treniravomės, tai po to galvoju, pats po to pavažiuosiu, bet 10 minučių pravažiavau, galvą pradėjo skaudėti, nesakau, noriu. Bet vis tiek kažkaip nusprendėjai, kad visgi reikia sudalyvauti varžybose ir vakar netgi mačiau tavo labai gerą postą ir šiandien per kelis kartus netgi tą akcentavau, kad paskutinė, kaip ten pamoka prieš egzaminą ar kažkas tokio, tai dar vakar turėjai važiavimo treniruotę ir šiandien dar atvažiavai į varžybas. Jo, paskutiniam dienom ruošiausi, nes ir treniravaus užvakar. Ir tokią rimtesnę treniruotę dariau, tai po to žiūriu, kad man antram rate jau rankas kert. Tai Antram rate? Antram rate. Bet ta prasme vakar treniruotė? Užvakar. Tai dar vakar galvoju, padarysiu piramidės važiavimus tokius trumpus, kad dar biškai įpratint rankas. Tai realiai šiek tiek padėjo, 5 rate rankas. 10, 15, 20 iš serijos keli važiavimo laiką. Taip. Ką aš galiu pasakyti, mielas bičiuli, turbūt šiandien esi vienas iš tų žmonių, dėl kurio mano balsas yra visiškai užkimęs. Startai ir kaip čia švelniau išsireikšti, tikrai turėtų iš Žemaitijos pats beje. Taip, iš Žemaitijos. Jo, tai dar kartą pasikartosiu, kad turbūt ten turi labai kietus 2 daiktus žemaitiškus tarp kojų, nes startai buvo, wow, įspūdingi. Susilietėt bent kartą pečiais su estukais čia starte? Čia starte susilietėm ir po to estukas ir susistabdė mane. Sako, taip negražu daryti, sako. Tai nežinau, kaip angliškai pasakyti, kad aš iš Žemaitijos ir man nesvarbu. Tai taip reikėjo ir sakyti, man iš Žemaitijos, man nesvarbu. Taip, nes aš mačiau, kad po antro važiavimo čia sustoja viens kitam kažką sakė, tai jis turbūt už tą momentą, kai čia į vidinę posūkio dalį lindo abu kartu per... Ne tik už šitą. Buvo tų momentų daug. Supratau. Nes, sako, tramplinus skersai šokinėjai, tai sakau, ne, čia aš ir per važiavimus taip pat irgi važiavau. Tai... Jo, tai ir kvalifikacija taip pat, bet nieko, draugiškai.
Supratau, labai gerai. Ant podimo, ai, šiandien nelipaigiai ant podimo, nesusidėlioja taškai. Nesusidėlioja. Jo, 4 likai taškuose. Jo, berods sakė taip 4. Bet aš manau, kaip šiandieną vertini? Palyginus, kai tiek įrašiau, tai labai gerai. Na, tai bandysim, nežinau, dabar pas manęs yra mokinukų, dar ir Panevėžį irgi atsikraustė ir Žemaitijos, tai realiai sakėm, kad pradėsim normaliai dabar jau ruoštis ir manau, iki Utenos atsistatysiu pilnu tempu. Supratau, ir fiziškai, ir dar biškį paglūdinsi reikalus. Jo, jeigu rankas kerta, tai per mažai kardija. Tai reikės šiek tiek ir pabėgioti, ir dviratį paminti. Tai padirbėsiu kartu ir su mokinukais daugiau. Pakruojį irgi važiavai. Taip. Jo, ir Pakruojį ten irgi buvo. Ten buvo, man atrodo, ir Latvijai, ten Pidzans buvo, Pumpurs buvo, ten dar daugiau tų greitų raiderių. Trasos palyginimai, čia jau klausiau, jeigu neklystu, Meiko, tai kas tu esi? Smėlis, purvas, įkalnės, nuokalnės, ar toks pilnas akceleratorius ir šuoliai kaip čia pas mus Biržuose? Aš tai toks kiaurai tiesiai visur važiuoju. Žodžiu, prisitaikai prie bet ko? Ne, šiaip smėlis man. Smėlis? Aš tai smėlio žmogus. Man tik tai smėlis, kietas gruntas toks, kur kietesnė vieta, aš ten matau, kad šiek tiek per lėtai. Jo, tą slydimą nepagaunu to gruntą, bet kur smėlis, ten viskas, aš jau kaifuoju visai. Jo, bet labai smagu, kad labai gerai paruošė trasą, nebuvo toks kietas gruntas kaip treniruotės, kad buvo. Kada tu atvažiavai į trasą? Aš šiandien? 3 kartus. Jo, vakar. Ai, vakar. Tai tu nematei, nes mes penktadienį, žinok, kaip čia švelniau pasakius, biškį prikakoję buvom, nes vis tiek visą savaitę lyjo ir buvo vietomis gan šlapia, bet ta mūsų tokia savybė, jeigu tik tai saulė ir vėjas, iš karto trasa vėl pasidaro kieta. Taip kad manau, šiandien tikrai neblogas gruntas buvo. Čia iš tikrųjų pasisekė, kad lyja, nes jeigu būtų nelyja, tai čia būtų labai sunku prilaistyti. Tai ir vakar dar komanda dirbėjo iš karto po dienos varžybų, įliejo viską, stengiasi, kad būtų geras sukibimas. Kas toliau, čempas? Čempas. Kaip ir sakei, ruošės dabar jau? Jo, tai dabar jau pradėsim ruoštis ir nežinau, gal ir suvažiuosim į kokį Lenkijos čempionatą. Tai visai faina būtų irgi. Ir dabar girdžiu, irgi ne vienas ir ne du, jau ta pati Paula, apie kurią irgi šiandien jau čia kalbėjau, irgi Lenkijoje važiuoja. Lenkija, Latvija. Kur aukštesnis lygis? Sunku Durnas klausimas, ar sunku? Ne, šiaip Latvijai. Latvijai vis tiek, Latvijas tai tikrai stipresnis. Supratau, nors ir Lenkija vis tiek didesnė šalis, bet nėra tokio motokroso. Jo, ten speedwayus, ką aš čia kalbu, 40 milijonų. Jo. Ten gyventojų, bet jo, daug daugiau nei Baltijos šalyse, bet pas mus Baltijos šalyse tikrai rimtesnės varžybos. Kad ir Vetiks, jisai varžybose, praeitais metais Europai pirmas atvažiavo. MX? Jo, Lomelė kai buvo. Tai realiai jisai, tikrai stiprus važiuotojas. Jo, gero lygio. Tai šiaip palyginus, tai džiaugiuosi, kad bent jau kartu finišavom vien šalia kito. Kad ir kaip bebūtų, kad apsilenkė ten vienoje vietoje, bet šalia tokio važiuotojo, tai tikrai rezultatas kaip ir geras. Galiu sunku klausimą užduoti? Jo. Girdėjai, kas šiandien nutiko Erlandui? Jo, girdėjau. Ten jis ir aplenkė mane. Pakomentuot gali? Čia motokros, aš daug kartų esu buvęs irgi taip nudegęs. Tai čia, praeitais metais irgi buvo momentų, kur... Aš žinau, aš atsimenu, kad per mosikuojančią vėliavą aplenkė irgi. Tai dabar ten toje vietoje irgi aplenkė, tai nežinau. Ten buvo minčių, jau vakar trasą einant. Jo, einant vakar trasą iš tikrųjų. Čia tiksliau, kur ten posūkė, tas, kur būdavo toks lankstas ir kur padarėm tą naują papuką. Aš turiu ten su papuku, jo, prieš tas, jo. Nes mes dar ten galvojam kūlį padėti, tą šiaudų tokį apvalų, kad niekas nemėgintų, nes mes irgi jau nužiūrėjom. Aš žadėjau sakyti, kad reikia ten, nes ten toks labai fainai, toks skaniai taip tiesiai palei vėžę taip gaunas. Tai aš svarsčiau apie tą, bet visą laiką išvarė jau. Nevažiavau per tą. Nes dažniausiai, kol nebūdavo ten to vadinamo papuko,
Jūs dažniausiai ten išorė visi ir ateidavot, pasidarydavot bortelį ir tada full attack pilnu greičiu. Na, tai labai smagu irgi, kad daug vėžių padarė ir atnaujino šiek tiek trasą. Daugiau pločio atsirado. Ir vidus, ir išorė daugiau pradėjo dirbti. Bet realiai, jeigu moki gražiai uždarinėti, tai gali visą važiavimą ištemti. Visą įmanomą ištemti. Tik tai va, išlaukė klaidos vietikas. Kur padarei? Ten po 2 bangytės, kur yra. Tenais išėjau į vidų Už ketvirto ir tada kur sukiesi 180 į 2 bangas. Nes aš jau girdėjau, kad jisai pareina jau man šausi vidų, tai aš šoviau greit į vidų, bet ten tam aštriam posakė, kai ranko nebebuvo, šiek tiek toks pasitampimas buvo ir neišėjo normaliai. Tai. Supratau. Tai taip naglai uždarė, supykęs, grinai pristojo šalia, pabuvom. Palaukiam to momento, kol nusiramins audrelį jo. Supratau. Žodžiu, kaip sakyt, viens kitam turit ką pasakyti po antro ypač važiavimo. Man tai faina, aš nežinau. Atrodo tvarkingai viskas, neuždarinėjau nieko taip. Lenktynės įspūdingos, aš tikrai nuoširdžiai ir pats sirgau, pats žiūrėjau, tikrai labai smagu, nes prieš tai buvusiose klasėse, tai, kaip sakyt, tas lyderis važiuoja ir nuvažiuoja, kai vyksta tokia kova ir dar prieki, tai manau, kad žiūrovai liko patenkinti, pamatė tai, dėl ko susirinko ir ką, tai ką palinkėt, kokie tikslai šiais metais toliau? Tikslas daugiau ant motociklo sėdėti. Supratau. Rast laiko ant motociklo. Jau, čia tas. Turi day jobą, tą dieninį darbą, ar dabar viskas tik tais treniruotės? Treniruotės, jo. Supratau. Per žiemą dažniausiai turi day jobą. Supratau. Jo. Tai ką, tai linkiu gerų mokinių, gerų pasiekimų mokiniam, beje, Arielius labai šiltai apie tave atsiliepė ir kiek kalbėjau su Arieliaus mama, tėčiu, tai sako, pas Domantą būnam vien todėl, kad Arielius labai myli Domantą ir sako, Domantas palaiko, parašo gražią žinutę, nors ir šiek tiek nepasiseka varžybose kažkas, bet sako, Domanto palaikymas labai svarbu ir todėl pas tave važiuoja, tai ačiū, kad ir mūsiškiai įsirūpinės. Ir ką, tai tada daug laiko ant motociklo, kad motociklas negestų, daug mokinių, kad tavo įkurtas motoklubas siektų gerų rezultatų. Ir dar kartą dėkoju, kad skiriai laiko mum ir ačiū tau už beprotiškai įspūdingas lenktynės. Ačiū Jums, kad pasikvietėt. Dėkui. Paskutinis likai, Benai, šiandien neatsibodo laukti? Biški. Biški atsibodo. Jo, jaučiu saulytę šiek tiek kaitina ir šiek tiek šildo. Smagu tave matyti, vis dar sportuojanti, nes kažkaip mūsų tie biržų 80-ukai, prieš tai buvo 65-ukai, kažkaip tai po vienas, kitas, antras, trečias įsibarstė ir realiai Arielius ir tu liko tie, kurie toliau nešat jaunimo vaikų tarpe mūsų klubo vėliavą. Tai buvot labai geri draugai su kitais biržiečiais. Ar nepasilgsti draugų? Ar nori juos įkalbinti grįžti? Kokia ten su jais situacija yra? Labai kalbino visus. Arminą ypač, kad sugrįžta. Jisai gal kaip ir planuoja. Supratau, o tada tu likai vienas, kas tave motyvuoja, kodėl tu vienintelis nepasimetėjai, tu vienintelis, kuris išlikai, tu vienintelis, kuris sportuoja, kodėl tu myli šitą sportą ir kodėl sportuoji, kas tave motyvuoja? Mane motyvuoja tėvai labai, ypač patinka labai važiuoti motociklu. Pačiam patinka? Taip. Ir tiesiog patinka motocross viskas, kas esu. Kiek tau Benai metų dabar? 12. 12, supratau. Turi dar kažką be 80-uko namie? Tėčio kokį seną Harley išsitraukį? Ne, supratau. Jo, patinka važiuoti, tai aš dabar galvoju 85-ukai tau yra pilnas antras sezonas ar trečias? Antras, man atrodo, su 85-uku. Trečias sezonas. Tai, žodžiu, pernai buvo pilnas, dar prieš tai, man atrodo, vidury kažkaip sezono ar pabaigoj pradėjai važiuoti.
Koks didžiausias pokytis nuo mažiuko šiam penktuko ant 85-uko? 85-kės jos yra daug galingesnės, didesnės. Tiekas. Kaip pats save vertini dabartinių 85 kubinių centimetrų klasės važiuotojų tarpe? Taip, žinom, yra Eividas, yra Maksas, beje, kartu sportuojat pas Dovydą, taip. Kur save vertini Lietuvoje? Yra šansų šiais metais ant podiumo lipt čempionate? Yra. Jo, kas daugiausiai padeda tobulėti? Dovydas? Dovydas. Supratau. Tai realiai ar turi, kaip pasakyti, treniruočių atskirai nuo Dovydo, realiai jeigu tik ant motociklo iš karto leki su Dovydu į treniruotę? Taip, su Dovydu tik tai. Visą laiką arba jeigu važiuoja. Dovydas išvažiuoja kažkur tai su Gasiūnu. Supratau, kitas treneris. Viskas aišku. Daug fiziškai tenka padirbėti? Pabėgioji? Kartais. Patingi biški? Reikia, Benai, reikia ruoštis ir fiziškai. Manau, kad tavo priešininkai tikrai tą daro. Tai kaip šiandienos varžybas vertini? Kelintas likai taškuose? 5 liktais. Tik 5? Ar 4? Nebeprisimenu. Nes abu važiavimus buvai 4, jeigu neklystu. Ai, tai gal 4. Supratau. Nes mes dar viršui čia skaičiavom skaičius, nes Makso buvo prastesnis pirmas važiavimas, tavo buvo geras pirmas ir geras buvo antras vienodi, tai skaičiavom, bet žodžiu prizinė vieta nesigavo. Nuliūdė šiek tiek, kad Nuliūdęs. Norėjai namuose lipti ant podiumo? Norėjau labai. Supratau. Kaip tavo Biržų trasa? Čia yra tavo namų trasa. Ar norėtum paprašyti, kad komandos vadas specialiai tau kažką biškį pataisytų? Ar trasa yra ideali pagal tai, kaip važiuoji, pagal tavo stilių? Man trasa yra ideali. Man viena iš mėgstamiausių. Ir gerus džampai. Patinka šokinėti? Taip. Ir viskas. Supratau. Žodžiu, Biržų trasoje nieko nekeistum, namų trasa. O kaip tau pačiam sekas, pavyzdžiui, su smėliu dorotis? Kaip smėlio trasose? Jageniški važiuojat pasitreniruoti? Retai. Bet man ant smėlio daug geriau sekas. Rimtai? Aha. Supratau. Jau ne iš pirmo girdžiu šiandien, kad labiau mėgsta tokias daugiau duobių, daugiau smėliuką turinčias trasas. Žodžiu, ta technika, kurią išmokstat pas Dovydą stovyklose, gerai sekas pritaikyti smėlyje, taip? Taip. Super. Tai kokie planai toliau šiemet? Sportuoju daugiau. Prizinės imt. Ir stengtis. Kaip tau tauriai sekas? Tauriai aš nevažiuoju. Jaunimo? Jaunimo? Taip. Jaunimo tai neblogai, antras. Dabar pagal taškus esi antras, taip? Jo. Po 2 etapų? Po 2. Po 2 etapų, supratau. Tai jaunimo tauriai, kol kas esi prizininkų tarpe, čempionate reikia šiek tiek pasistengti, turbūt dėl to, kad irgi ir estukų nemažai, ir Latvija atvažiuoja, o tenka nuvažiuoti pas kaimynus, pasportuoti šiek tiek, palenktyniauti? Pas kaimynus tai retai. Buvom trečiadienį Marupiai, tai sakom, nuvažiuosim, gal kažką paimsim, kokią prizinę, bet nepaėjo, Latvija žiauriai stiprus. Supratau, yra dar ko padirbėti iki Latvių. Ko palinkėti, Benai, tau šiandien ir apskritai sėkmės? Aš žinai, ko palinkėsiu? Aš palinkėsiu keltis anksčiau ir bėgti toliau. Ir aš tikrai tikiu, ir jeigu galiu aš pasakyti šiek tiek savo nuomonę, tai labai kažkaip šiais metais matos geras tavo progresas po Ispanijos stovyklų. Ir matos tas šiek tiek toks agresyvesnis važiavimas, šiek tiek, kaip tu ir sakai, jau atsidaro ir tie didesni džampai ir panašiai. Tikrai matos, kad persilaužė jau šitoj klasėje ir aš manau, kad tu esi vienas iš jaunesnių dabar lyginant su kitais tavo konkurentais. Kiek tau metų dar kartą priminti? 12. Tai man atrodo, tu tikrai esi ten ne pats vyriausias, nesgi nesenai buvai junioras. Tai aš manau, kad tau 85-ukose su metais dar tikrai seksis geriau. Ir ką, linkiu tobulėti, linkiu nepraleidinėti treniruočių, ruoštis fiziškai ir
manau, spalį, kuomet čia vėl vyks varžybos, jau tada tikrai ant podiumo. Pažadį? Pažadį. Labai gerai, ištesėsi, tikiuosi, savo pažadą. Tai ačiū, Benai, tau, nebelaikau, liek namo, liek pas mamą, liek pas tėtį ir ką, dėkoju tau labai. Ačiū. Na ką, pakalbinau visus, kuriuos norėjau. Tiesa, dar norėjau pakalbinti vieną bičiulį iš MX1C klasės, bet draugai nebeišlaukė, išvažiavo Roman namo, bet pažadėjau, kad Roman turės atvažiuoti į studiją dar kartą su manim pasikalbėti. Ir ką, ačiū visiems, kurie žiūrėjote trečią mūsų Agaras MX podcastą. Ačiū tiem, kurie gyvai atvažiavote į trasą pasižiūrėti varžybų, tai yra svarbu, nes tą darome ne tik dėl varžybų dalyvių, bet ir dėl jūsų žiūrovai. Ir ką, susimatysime rugpjūčio mėnesį su nauja laida ir vėl grįšime atgal į studiją. Ir ką, šį kartą jau atsisveikinu iš Biržų motokroso trasos, kur įspūdingai šviečia saulė, prasidėjo vasara. Ir ką, einu ilsėtis po įspūdingų 3 dienų Biržų trasoje. Iki bičiuliai.